Labas. Kadangi manęs paprašėte pakalbėti apie tarpžvaigždinius objektus, tai ir darau šiame epizode. Kaip žinia, per pastarąjį dešimtmetį astronomai stebėjo net 3 tarpžvaigždinius objektus, kurie praskriejo per mūsų Saulės sistemą. Tai yra paslaptingasis 1I Oumuamua, tarpžvaigždinė kometa 2I Borisov ir 3I Atlas, kuris buvo pastebėtas šiais metais Liepos mėnesį. The Pentagon has summoned U.S. military leaders to Virginia, with insiders linking the move to 3I Atlas. Šių objektų aptikimas, kurie anksčiau buvo tik teoriniai, bet niekada nebuvo stebėti iki šiol, sužadino itin didelį susidomėjimą. Kokia yra jų kilmė, kokia dinamika, kur jie gali nukeliauti palikę Saulės sistemą ir dar daugiau klausimų. Bet apie viską nuo pradžių. Viskas prasidėjo 2017 metais. Oumuamua atradimas sukelia tikrą revoliuciją astronomijos pasaulyje, patvirtindamas tarpžvaigždinių objektų egzistavimą ir paskatindamas naujus tyrimus. Jis taip pat pakeitė mūsų supratimą apie galaktikos dinamiką ir planetų sistemų formavimąsi. Prieš atrandant 1I Oumuamua 2017 metais, mes neturėjome jokių tiesioginių įrodymų, kad objektai iš kitų žvaigždžių sistemų gali pasiekti mūsų Saulės sistemą. Oumuamua tai havajietiškas žodis, kuris reiškia pirmasis pasiuntinis. Oumuamua judėjo vidutiniu maždaug 26 km per sekundę greičiu. Kai jis priartėjo Saulės sistemą, mes sakėme, gerai, žinome, kokią trajektoriją toks objektas turėtų turėti, kai priartės prie Saulės. O tada tikroji to objekto trajektorija buvo visai kitokia. Oumuamua suglumino mokslininkus, nes netitiko nei įprasto asteroido, nei kometos elgesio, nors iš pradžių manyta, kad objektas yra kometa. Tačiau po savaitės buvo patikslinta, jog tai yra asteroidas ir pirmasis žinomas tarpžvaigždinis objektas pasiekė Saulės sistemą. Kodėl? Nebuvo matoma kometos uodega. Kai jis priartėjo prie Saulės, neaptikta garuojančio ledo ar dujų, kas yra įprasta kometoms. Taip pat stebėtas neįprastas pagreitėjimas. Jo trajektorija šiek tiek pasikeitė, tarsi ji būtų pastumusi papildoma jėga. Šio greitėjimo negali paaiškinti nei Saulės ar planetų gravitacija, nei Saulės vėjas. Matote, įprastai pagreitėjimas sukelia dujų garavimas iš kometos. Įprastai kometos artėdamos prie Saulės išskiria dujas ir tai sukuria papildomą jėgą jų judėjimo kreiviai. Todėl jos juda ne vien pagal gravitaciją, tai yra ne vien pagal iškreiptą erdvėlaikį. Bet, kaip ir sakiau, šiuo atveju tai nebuvo stebima. Galiausiai padaryta išvada, kad labiausiai tikėtina tokios trajektorijos priežastis yra iš artėjančio prie Saulės objekto paviršiaus besiveržiančių dujų ir dulkių srautų reaktyvinė jėga. Taip pat šis tarpžvaigždinis objektas pasižymėjo keista forma. Jis buvo labai pailgas, ko dar nebuvome matę. Kai kurie sakė, kad tai yra cigaro forma. Jis yra tamsiai raudonos spalvos, kaip ir dauguma kitų nesaulės sistemos kūnų. Aplink jį nebuvo dujų debesies, komos, todėl jis buvo perkvalifikuotas į asteroidus. Deja, asteroidas pastebėtas, kai jau buvo 33 milijonus kilometrų nuo Žemės ir skriejo tolyn nuo Saulės. Gerai, tada 2019 metais į Saulės sistemą atkeliauja kitas tarpžvaigždinis svečias. Tai tarpžvaigždinė kometa 2I Borisov. 2I Borisov stebėjimą palengvino tai, kad kometa buvo aptikta dar jai artėjant prie Saulės sistemos. Ji yra tik antras iki šiol pastebėtas į Saulės sistemą atskriejęs tarpžvaigždinis erdvės kūnas. 2I Borisovo orbitos trajektorija buvo labai hiperbolinė. O tai reiškia, kad praskridusi pro Saulės sistemą ji tęs savo kelią tarpžvaigždinėje erdvėje. Tuo tarpu Oumuamua buvo aptiktas jau jam paliekant sistemą, todėl jį buvo galima stebėti tik 80 dienų, kol jis išskrido už stebėjimo zonos ribų. Tarpžvaigždinė kometa 2I Borisov. Ji juda itin dideliu greičiu, net 30 km į sekundę. Štai kodėl ji buvo absoliučiai identifikuota kaip tarpžvaigždinis objektas, nes jokie vietiniai objektai negali turėti tokio didelio greičio. Kometos šviesos spektro analizė atskleidė daug didesnį užšalusio anglies monoksido kiekį, palyginti su vandeniu, nei būtų galima tikėtis.
Tai rodo, kad kometa pas mus atkeliavo išmesta iš tolimų kitos planetos sistemų pakraščių. Žurnale Nature Communications paskelbtame straipsnėje tarptautinė komanda pažymėjo, kad 2I Borisov kometos branduolį, gaubianti išretėjusių dujų ir dulkių skraistę, šviesą polarizuoja labiau negu įprastų kometų. Tai laikoma įrodymu, kad ši kometa tikriausiai niekada nebuvo priartėjusi arti prie savo sistemos žvaigždės, prie kurios susiformavo, kol buvo išsviesta į tarpžvaigždinę kelionę. Nors žvaigždės skleidžiamas karštis gali išgarinti kometos ledą, atpalaiduojamas jame esančias dulkių daleles, lengvesnės dalelės nuskries tolyn, sudarydamos kometos uodegą, o sunkesnės kaupsis jos paviršiuje. Stebėdami kometos uodegą, mokslininkai gali nustatyti, kiek objektas iki šiol buvo paveiktas didelės kaitros. Boriso kometos uodega buvo 14 kartų didesnė už Žemę. Nežinau kaip jums, bet man yra nuostabu suvokti, kokia maža yra mūsų Žemė šalia šio svečio iš kitos Saulės sistemos. Na ir pagaliau šie metai, 2025, Liepos pradžioje aptiktas ir trečias tarpžvaigždinis svečias Saulės sistemoje, pavadintas 3I Atlas. Jis atrastas už Jupiterio orbitos, tačiau jau tada turėjo besiformuojančią kometinę uodegą. Ji aptikta Atlas stoties Rio Hurtado mieste Čilėje 2025 m. Liepos 1 dieną. Be to, ji juda daug greičiau už pirmuosius Oumuamua ir Borisov objektus. Net apie 60 km į sekundę, arba daugiau negu 200 000 km per valandą. Pirminiais vertinimais šis tarpžvaigždinis objektas galėjo būti didžiulis, net 20 km skersmens. O dabar pasitelkę Hubble teleskopą mokslininkai patikslino, sumažino 3I Atlas dydį. Susidariusio vainyko centre matyti ir branduolio švytėjimas. Laikant, kad paviršius atspindi apie 4% krentančios Saulės šviesos, jos skersmuo turėtų būti apie 6 km, o greičiausiai bus išvis mažesnis negu 1 km. Astronomai šį objektą priskiria tarpžvaigždiniam dėl hiperbolinės jo orbitos trajektorijos formos. Jis neskrėja uždarų kelių aplink Saulę. Ši kometa 3I Atlas nekelia grėsmės Žemei ir liks labai toli. Taigi, 3I Atlas tai kometa. Jos dydis panašus į įprastinių ilgo periodo kometų. Objekto aktyvumas taip toli nuo Saulės rodo, kad jo sudėtyje yra gausu lakių medžiagų, greičiausiai vandens ledo ir anglies monoksido. Bendrai paėmus rezultatai patvirtina, kad bent kai kurie tarpžvaigždiniai objektai formuojasi labai panašiai kaip ir mūsų Saulės sistemos kūnai, tik kitų žvaigždžių aplinkoje. Dauguma iki šiol atliktų stebėjimų rodo, kad tai yra gana įprasta kometa, sudaryta iš ledo, dulkių ir dujų. 3I Atlas turėtų išlikti matomas antžeminiams teleskopams iki 2025 rugsėjo mėnesio pabaigos. Po to jis praskries per arti Saulės, kad būtų galima įstebėti, bet ir vėl pasirodys kitoje Saulės pusėje 2025 m. gruodžio pradžioje, todėl bus galima atlikti naujų stebėjimų. Kadangi tai tarpžvaigždinis objektas susiformavęs giliai kosmose platybėse, mūsų Saulės sistemoje jis neužsibus. Neseniai parašytame straipsnėje mokslininkai suskaičiavo visų 3 tarpžvaigždinių svečių trajektorijas, siekdami nustatyti jų kilmę bei amžiaus ribas. Jų rezultatai rodo, kad šie objektai kilo iš skirtingų paukščių tako disko regionų, o jų amžius svyruoja nuo 1 iki kelių milijardų metų. Tai padeda suprasti planetinių sistemų įvairovę ir sąlygas, kuriomis objektai yra išmetami tarpžvaigždinę erdvę. Tarpžvaigždiniai objektai yra iš esmės kitokie nei bet kas, ką tyrime Saulės sistemoje. Tad turime suprasti, kokie gali būti objektai judantis iš vienos Saulės sistemos į kitą. Visada reikia daugiau duomenų. Norisi ir geresnių duomenų, skirtingų teleskopų, dar daugiau stebėjimų. Manau, šiam kartui būtų tiek. Ačiū visiems, kas lanko šitas paskaitas. Iki susitikimo kitoje trumpoje fizikos paskaitoje. Ačiū.